Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Dmitrij, esu masažo specialistas, fizinio parengimo, pilates treneris ir kvėpavimo instruktorius. Šiandien noriu pakalbėti ir pasidalinti žiniomis apie tokią svarbę temą kaip masažuotojo ergonomika. Ir šiandien būtent noriu duoti keletą rekomendacijų, kai mes kalbame apie terapiją, apie procedūras, dirbant sėdimoj padėty. Ir tai gali būti ir masažuotojas, ir veido masažuotojas, kosmetologas ir visi kiti specialistai, kurie dirba būtent su veido galvos zona ir kaklo dekoltė zona. Tai nuo kogi pradėkim? Pradėsime nuo to, kad idealiai jeigu darbo inventorius, darbo įrankiai, tai yra masažo kušetė ir darbinė kėdė, reguliuojamo aukščio. Tai sureguliuojame iš pradžių savo kėdę, maždaug plius minus, taip kad ties klubo ir kelių sąnarių būtų 90 laipsnių kampai. Ir sureguliuoju masažo kušetę taip, kad ramiai, patogiai labai galėčiau pasidėti savo rankas. Ir atsisėdus, įsivaizduoju, kad aš čia dabar sėdžiu prie žmogaus galvos, kaklo zonos ir darysiu masažą. Tai būtų gerai, kad stalas nebūtų per aukštai, tada jūsų rankos bus labai aukštai, nepatogioj padėty. Kodėl? Todėl, kad kuo rankos yra žemesnės, tuo lengviau pasinaudoti savo kūno sukurti tam tikrą jėgą, kurią jūs perduodat per savo rankas į tam tikrą zoną, su kuria dirbat. Aišku, tai ypatingai liečia, jeigu yra masažas gilių audinių, jūs norit pradirbti šiek tiek gilesnės struktūras, arba atlikti tam tikrus galbūt tempimus, kaklo srities manipulacijas, mobilizacijas ir panašiai. Taigi, kuo rankos jūsų bus maždaug ties pilvo srities, tuo bus patogiau atlikti visus šitos paminėtus veiksmus. Ir lygiai taip pat bus patogu atlikti masažo technikas. Jeigu masažas reikalauja ilgo atlikimo laiko, tai visada galima pasinaudoti papildomą atramą. Taip jūs galite pasinaudoti, pavyzdžiui, atsirėmus su alkūne, su dilbiu, patogiai pasidėti ir sakysim, ten kokį nors atlikti trigerinių taškų terapiją, atlikti veiksmą. Paspaudus reikia palaikyti arba papildomai nuimti nuo pečių apkrovą ir tokiu būdu atlikti masažo paspaudimo techniką. Tokios pagrindinės rekomendacijos, taigi galvokit apie savo kūno padėtį, apie pečių rankų atpalaidavimą, darydami, dirbant su veidu ir kaklų zona. Ir stenkitės vis dėlto atkreipti dėmesį, kad pirmiausia būtų jums kaip specialistui patogu dirbti, nes tas patogumas jaus ir jūsų klientas, pacientas irgi. Jeigu jums bus nepatogu, didelė įtampa bus rankose, žmogus tą irgi pajaus. Ačiū uždėmesį ir taip pat noriu priminti, kad aš irgi organizuoju masažuotojo ergonomikos mokymus. Tai yra teorijos praktikos paskaita, irgi organizuoju kaip ir mažosioms grupėms, taip ir didelėms, taip ir privačiai. Taigi galite surasti Instagrame ir Facebook'e mano kontaktus kaip dmitrij.zem arba tiesiog palikti po šito video savo komentarą, pasiūlymus ir klausimus. Ačiū uždėmesį ir dirbkit ergonomiškai.